psichikos sveikatos sunkumai, lygiai taip pat kaip ir fiziniai sunkumai, neišnyksta savaime. Taip, kai kurie gali praeiti, tačiau visą laiką situacija bet kuriuo metu gali vėl pablogėti ir vėl iškilti visos tos problemos, nes vien dėl to, kad mes tai ignoruojame, nereiškia, kad ateityje nesukels mums dar daugiau problemų. Pirmą kartą su emociniais sunkumais susidūriau būdama 17, tuo metu iš matematikos atsiskaitimo gavau 6. Ir kad ir kaip juokingai skambėtų, bet tai privertė mane galvoti, kad esu tokia blogiausia. Mama siūlė kreiptis pas psichologę, bet paliko apsisprendimą man. Žinoma, aš nesikreipiau, nes norėjau mokytis lietuvių kalbos ir tuo metu simptomai palengvėjo. Tačiau lygiai prieš metus, vėl kaip planai nesusiklostė pagal mano scenarijų, emociniai sunkumai atsirado. Tikrai galėčiau patikinti, kad psichikos sveikatos problemos neišnyksta, o ilgainiui bėgant jos tik tai paūmėja.